Prieš porą savaičių nukirpau augalų perteklių, praretinau, kad būtų daugiau šviesos gale, išėmiau visus nereikalingus, plūduriuojančius, sudėjau į kibirą. Kibirė ant šviesos vis dar jie tebėra. Ir noriu parodyti, kas nutiko per tas kelias savaitės. Matot, kaip raudonoji Hygrophila polisperma. Čia spalva blankesnė, telefonas šitas grybą pjauna, bet. Žiūrėkit, Rotala colorata, ką daro labai retai, pradėjo šliaužti dugnu. Neretai taip daro Rotala Vietnam hara, bet colorata pas manęs labai retai yra šliaužus. Tai sako, kad šviesos yra pakankams perteklius, kad net dugne augalas gali šliaužti. Ir dabar iš tų visų daigų, kurie matot, yra gražias viršūnės, ir paskui yra tokia biškį pastagarėjusi, dumblėjusi, seną augalą. Dabar aš jau jų turiu tiek, kad seną galiu iškarpyti, išmesti, nes čia buvo iš mažų plūduriuojančių visokių susadinti. Ir susadinti vien tik tais gražias tokias viršūnės, tokias, matot, nuo dugna. Čia buvo senas augalas, čia yra šviežus, kad ir palei dugną. Ir dabar jau visi augs šviesus, švaros, be jokių susiraitymų. Tai eisiu pakarpyti ir persodinėti. O tas šliaužimas, tas šliaužiančias paliks, jų neliesiu. Bet jeigu tai palikti, tai jos okupuos visą akvariumą. O ten, matot, Hygrophilos polisperma šaknis pridėtinės leidžiasi nuo paviršiaus. Jos visas yra pasodintas, bet čia iš pašakių leidžia. Biškį keičiu vandenį, tai sugalvojau papilmoti.